Pirmą kartą Lietuvoje rengiamas eksperimentinis projektas pagal ES struktūrinių fondų programą Miestų visuomenės sveikatos gerinimas. Nors iki vasaros dar toli, bet žmonės jau maudosi Vilnelėje Sereikiškių parke, nebijodami sušalti, nes vanduo čia plius 35 laipsniai. Iki šiol terminės maudyklos arba žiemos pliažai veikdavo tik prie geoterminių karšto vandens telkinių Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje. Bet mokslui žengiant į priekį tai tapo įmanoma ir Lietuvoje. Bendra Lietuvos ir Šveicarijos fizikų įmonė Worm Solutions, laimėjusi ES projektą, jau baigė sumontuoti reikiamą įrangą. Pakrantėje kas 2 metrus yra sumontuoti indukciniai elektromagnetinių bangų siųstuvai, sujungti su po vandeniu esančiais sensoriais. Sužadintos vandens molekulės akimirksniu sušyla iki 35 laipsnių Celsijaus ir toliau jų būsena palaikoma tol, kol jos gauna impulsus iš siųstuvų. Tai yra maždaug apie 20 Šilginių upės metrų. Žmonių sveikatai tai tikrai neigiamos įtakos neturi. Ar nešalta maudytis? Oi, ką jūs. Labai nuostabu, gražu. Šilta, tik tai lauke va jau šaltoka dar. Kitąsyk su vaikais ateisim. Vilniečiai pliažų galės mėgautis savaitgaliais nuo 10 iki 15 valandos. ES šiam projektui skyrė 500 000 eurų. Dar 400 000 litų surinkta iš savivaldybės bei privačių lėšų. Oi, per karštas vanduo truputėlį temperatūrą reikia mažinti. Tiesiog norim pasidžiaugti, kad Vilnius tikrai bus pačių pažangiausių technologijų miestas ir radome būdą kartu su Šveicarijos mokslininkais, kaip būtų galima šildyti dalį Vilnelės. Taigi Vilniečiai galės maudytis ir žiemą, ir pavasarį, ir rudenį. Nuo vasarą, aišku, ir taip šilto, tai nereikia šildyti. Jei projektas pasiteisins, Vilniaus miesto savivaldybė žada, kad pliažas veiks kasmet. Nuo spalio iki gegužės mėnesio.